Labas Simona, labai malonu tave matyti. Labą rytą. Tai kodėl iškeitai muziką į sveiką gyvenseną? Neiškeičiau, tiesiog pradėjau sveikai gyventi ir sportuoti, o muzika liko kažkiek tai, bet esu dabar mokytoja, nebe dainininkė. Mokytoja? Taip. Aš stebėjau tavo vadinamą tą elektroninį dienoraštį arba kitaip tariant blogą. Tu keli vien tik tai visas nuotraukas, tik tai apie maistą, tik apie sveiką maistą, visos tavo nuotraukos yra vien tik tai sporto. Tai kodėl įvyko tas toksai pasikeitimas tavo gyvenime? Jis atėjo gana natūraliai, dėl to, kad grįžus iš Amerikos, nepaslaptis, formos buvo šiek tiek pakitę ir aš nusprendžiau pradėti sveikai gyventi ir sportuoti ir tai tiesiog tapo dabar mano tikslu, mano kiekvienos dienos rytas prasideda sportu ir pradėjau domėtis, kaip galima gauti kuo daugiau vitaminų iš maisto, kad nereikėtų naudoti sintetinių vitaminų, ko reikia prie sporto, ko reikia po sporto. Ir natūraliai kažkaip pabandžiau vieną nuotrauką nufotografuoti, įsidėti į Facebooką savo paskyrą ir pažiūrėjau, ko žmonėms patinka, visi klausė, kas kaip ir kur ir tiesiog nuo to bendro tokio žmonių susidomėjimo ir mano noro kažkaip gražiai pateikti, viskas gavosi natūraliai. Mūsų žiūrovams labai patinka skaičiai. Tai kiek tu kilogramų numetei? 10. Tik 10. Bet turbūt sveikai, per kokį laiką tu čia? Dabar taip aš galiu pasakyti, spalio mėnesį bus lygiai metai nuo tos kelionės. Tai vyko labai natūraliai, labai ilgai, dėl to, kad neturėjau kažkokio termino, kad reikia numesti man per 3 mėnesius, nes ir pati žinau, kad greitai nukrinta, greitai atauga. Tai Simona, ką tu šiandien atsinešiai? Čia atsinešiau tokį rytinį prieš sportinį kokteilį. Aha, tai čia žinau, yra datulės, anakardžio riešutai, kas čia? Čia yra žiedadulkės. Medus, ane? Medus koks nors ypatingas čia medus? Medus vasarą stengiuosi naudoti skystą medų, nes yra labai patogu, o žiemą, kai nebėra jo, tiesiog paprastą medų. Tai aišku, čia pienas koks nors irgi ypatingas? Čia yra mūsų gamybos avižų pienas, naminis, dėl to, kad pirktinių produktų stengiuosi naudoti mažiau, kuo daugiau gaminti namuose. Kaip tu pagamini pieną? Čia iš tikrųjų galima interpretuoti ne pienas, o gal gėrimas, dėl to, kad yra tiesiog užmerkiamos avižos su vandeniu, pastovi jos 4 valandas, viską perdinam kokteilinėje, perkušėm ir gaunasi toks gražus baltas pienukas. Aha, čia viskas gerai, žinau, avižiniai dribsniai, o čia yra... Čia yra kanapių baltymai. Kanapių baltymai? Taip. Tai nuo ko pradedam? Taigi, nebėra čia ko gaišti laiko, nes treniruotė manęs laukia. Tai tiesiog visus kietuosius... Patikėk, kokia treniruotė dar laukia. Visus kietuosius ingredientus. Tai kadangi mes darom 2 porcijas, tai reiškia 4 bus datulės. 4 datulės. Aišku, rekomenduočiau riešutus ir vaisius mirkyti, dėl to, kad tada jie yra geriau pasisavinami ir taip yra pabudinami, taip. Čia tavas tokia kudutė, tai kažkaip daugiau įdėsiu. Koks mielas yra komplimentas. Ačiū tau, Simona. Tu taip pat labai gerai atrodai. Ačiū, labai stengiuosi. Taigi, įdėjom žiedadulkės, datulės ir anakardžius, dar šiek tiek medučio. Visus produktus galima tikrai įsigyti ir čia procesas, kaip suprantu, užtrunka labai greitai. Taip, labai greitai, dėl to, kad reikia bėgti. O čia yra jau... Čia tiesiog galima iš vakaro užmerkti avižas, aš rekomenduočiau, dėl to, kad jos irgi bus lengviau pasisavinamos, tai įdėsim. O šitas kokteilis iš tikrųjų gimė dėl to, kad vasarą nenorime avižų košės, ar ne? Tai aš galvoju, kaip čia sugalvoti, kad būtų šaltas. O čia kas? Čia yra mūsų naminis supermaistas, kuris yra malamas kavamalė, yra saulėgrąžos, moliūgų sėklos, linų sėmenys ir sezamai. Čia aš nežinau, ar būtų galima kažkur daugiau gauti vitaminų ir omega šaltinių viename. Tai jo nereikia nudauginti, nes jisai toksai gana kaloringas, tai va tokia porą šaukštelių. Aišku, kanapių baltymai. Čia tas šaukštelį. Nėra patraukli spalva ir duoda kokteilį gana tokią keistą spalvą, bet ko nepadarysi dėl sveikatos. Čia, žinokit, nebus... Čia kaip samanos, ne? Nebus tikrai, žinokit, braškių kondensuoto pieno kokoso skonio, bus sveikas kokteilis. Taip. Nu tai va, viską dabar turime. O bananą pamiršai? Bananai. O, nors vienas geras daiktas. Aš juokauju. Tiesiog čia mes paprastai nuopėme, suplėšome. Ir tu kiekvieną rytą tokį kokteilį geri? Nu jo, aš tengiuosi paįvairinti. Jeigu, tarkim, aš žinau, kad mes laukia iš treniruotė, tada aš netgi jį praturtinu
Arba kažką pakeičiu, dedu kokoso aliejų šaukštelį, naminio riešutų sviesto, kad būčiau soti, nežinau, kad tikrai 2 valandas ar 1,5 teks tą energiją kažkur išnaudoti. Kiek kartų tu per dieną valgai? Valgau 3 ir turiu 2 užkandžius. Tai dabar ką, sumalk mane? Pienu. Ai, pieno. Aš šiaip mėgstu labai tirštą, bet čia bandysimės aukso vidurį, taip gerai. Uždedam šitą. Ir ką, ir sukam, ne? Simona, ar tu skaičiuoji kalorijas? Nelabai turiu tam laiko ir nesu tokia kraštutinumų mėgėja, kad dėlioti, kiek kiekvienas šaukštelis turi kalorijų. Nu, mūsų laida skaičiuoja kalorijas ir aš skaičiuoju kalorijas su tokia programėlė As-Health. Ir kol tu čia pagaminai valgyti, aš susivedžiau. Nu, Aišku, buvo pakankamai sunku rasti, bet čia buvo tokie produktai. Tai nori sužinoti, kiek... Aš bandau spėti, taip, iki 500 turėtų būti. Tai jeigu tiksliai yra 479 kilokalorijos. Kviečiu, kaip sakant, išgerti tą kokteilį iki pat dugno ir visas šitas kalorijas sudeginti ant irklenčių, atliekant bendrojo fizinio parengimo pratimus. Nekantrauju.